Gerbėmieji, gyvename civilizuotame ir aukštai išsivyščiusiame pramonėje pasaulyje. Sunaudojame tam gerbūviui, kurį kūrėme, be galo daug gamtos išteklių. Todėl pasaulis reaguoja. Ir man tikrai be galo gera, kad imamasi ne tik tai žodžių, bet ir aktyviai bandoma spręsti tą problemą. Šį ateinantį šeštadienį Druskinykuose 20:30 Lietuva oficialiai įsijungs į akciją, kurios metu bus prigesintos šviesos net 51 pasaulio sostinėje. Mes dažnai kalbame, kas bus, ką mes paliksime ateities kartoms. Šį kartą reikia pasakyti, kad ne vien tik ateities kartom, bet kaip mes gyvensime rytoj ar net ir šiandieną, jeigu mes nepakeisime savo požiūrio ir netaupysime tai, kas yra, kai sunaikinama negrįžtamai. Todėl mano didžiausias noras būtų, kad kiekvienais metais vis daugiau ir daugiau miestų ir miestelių įsijungtų į tą akciją, kad pasiektume kiekvieną Lietuvos kampelį. Ir aš dar kartą džiaugiuosi, kad Lietuva yra kartu su tais pradininkais, žvelgianti labai sąmoningai ir atsakingai į ateitį.